ir, pris, ir pristatau mūsų lektorių, kuris šiandien mums pasakos apie Kiniją. Tai Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto direktorius, 8 metus gyvenęs, studijavęs, keliavęs ir dirbęs Kinijoje, iš kurių tam tikrą laikotarpį 4 metus net yra studijavęs kinų kalbą ir kultūrą universitete. Ir tai mūsų lektorius Vaidotas Jankus šiandien mus kviečia į virtualią pažintinę kelionę po Kiniją. Tai gerbiamas Vaidotai. Taip. Tai labą dieną visiems susirinkusiems. Labai džiaugiuosi ir labai malonu, kad galim bendradarbiauti ir bendradarbiaujam, kad jau ne pirmą kartą susitinkam. Tai trumpai čia ačiū už pristatymą. Taip kaip ir minėjau, esu Vaidotas Jankus, šiuo metu dirbu Vilniaus universiteto Konfucijaus institute direktorium ir prieš 3 metų grįžau iš Kinijos. Kadangi gerbiama Vita paprašė pasidalinti įspūdžiais apie Kiniją, apie šalį, kurioje gyvenau, tai ką ir stengsiuos kažkaip koncentruotai, nes buvo gyventa tikrai netrumpas laikotarpis, daug pamatyta, daug pakeliauta, daug susipažinta ir iš tiesų mokant kalbą tikrai atsiveria daugiau galimybių pažinti šalį, pamatyti šalį ir bendraujant su vietiniais žmonėmis, iš tiesų jie atskleidžia daug daugiau. Tai va, tai gal pradėsiu, aš pirmiausia atidarysiu savo prezentaciją. Taip, tai kaip ir matom, čia vaizdas, aišku, sugeneruotas yra dirbtinio intelekto, bet pasitelkta būtent yra tokių vaizdų Kinijoje. Kaip ir pradedam, ko gero, tai tikrai nuostabi įdomi šalis. Ir joj Kinai save vadina, jeigu matot hieroglifus, tai yra centro valstybė arba vidurio karalystė. Ir nuo senų laikų jie save suvokia, tarsi tai būtų pasaulio centras. Skamba, aišku, labai gal netgi išsišokėliškai, tačiau jų supratimas toks ir buvo, kad jie tai vienintelė civilizacija, kuri yra pasaulio centre. Ir tie du hieroglifai ir reiškia centras ir karalystė arba valstybė. Ir aš paėmiau 2 pasaulio žemėlapius, kuriuos gal stebėdami galite atpažinti. Tai vienas iš jų yra, kurį mes dažnai matom, tai šitas žemėlapis, kurį mes naudojam, kurio centre Afrika, kairėje pusėje Amerika, dešinėje pusėje Kinijoje būnant susidūriau ir pastebėjau, kad žiūriu kažkoks keistas ir truputį kitoks tas žemėlapis. Ir jeigu pastebėsi, tai jo centre yra būtent Kinija, Okeanija, Australija, turime omeny būtent, kad matytųsi Kinija. Tai čia gal toks vienas iš vėl pagrindimo, kad tai yra centro valstybė, centro vidurio karalystė. Kadangi mano pirmiausia kelionė į Kiniją buvo mintis, kad aš noriu į Kiniją, tai yra studijuoti kinų kalbą. Tai man buvo 39 metai, kad aš pradėjau studijuoti kinų kalbą ir išvykau į Kiniją ir aš atsidūriau tarp Pekino ir Šanchajaus. Per vidurį yra Šandongo provincija, tai nuostabus miestas Qingdao ir šitam mieste yra Kinijos vandenynų universitetas, kuriame aš ir nutariau studijuoti kinų kalbą. Tai pradėjau ganėtinai vėlai studijuoti kinų kalbą, tai čia kaip ir
paskata visiems, kurie sako, kad jau per vėlų, per senas amžius ne tas studijuoti, pažinti kitą šalį, kitą kalbą. Tai galiu paneigti, tai yra tikrai nuostabus dalykas ir ką studijuojant, būnant tame universitete, pamačiau, kad aš su savo 40 metų, aš dar buvau jaunas, kadangi iš Japonijos buvo netgi 70-80 metų kursiokų, kurie atvykę buvo studijuoti kinų kalbą. Kodėl matot šitą piešinį? Tai ir buvo, kad aš turėjau nuostabus dėstytojus universitete. Viena iš mano dėstytojų, mums, kadangi grupė buvo vien tik užsieniečiai, jinai pradedant dėstyti, pasakė tokią išmintį, būtent budistų išmintį apie akluosius, kurie dėsdami dramblį, atskiras jo dalis, bando apibūdinti visumą. Ir jinai mums būtent pabrėžia tai, kad dažniausiai taip atsitinka ir su užsieniečiais, kurie bando pažinti, kurie bando apibūdinti Kiniją. Kinija yra žvėriškai didelė šalis ir ją pamatyti galima iš įvairių pusių, iš įvairių rakursų ir tikrai iš įvairių sluoksnių. Ir galima susidaryti labai skirtingas nuomonės. Ir dažnai jūs matot tiek spaudoje, tiek televizijoje, tiek šiaip skaitydami knygas. Kinija yra labai turtinga, Kinija tiek savo istoriją, tiek savo kultūrą, tiek ekonomiškai, tiek gamtiškai. Tai yra didelė, nuostabi šalis, kaip ir tas dramblys. Ir jeigu matot, aklieji čiupinėdami buvo paprašyti apibūdinti dramblį, tai vienas liesdamas ausį sako, o tai vėduoklė dramblys, kitas straublis sako, kad tai gyvatė, trečias palietęs iltis sako, kad tai strėlė, o kitas pačiupinėjęs kojas sako, kad tai stulpai. Tai panašiai atsitinka ir užsieniečiams, kas pagyveno, tarkim, tik Šanchajui, net būna nemokėdami užsienio kinų kalbos, jie pamato visai vieną Kiniją, kas mokėdamas kinų kalbą keliauja po įvairias vietas, tas pažįsta giliau, plačiau. Tai aš, ko gero, būčiau tas žmogus, kuris negalėčiau pasakyti, kad aš susidariau bendrą vaizdą, nes šalis tikrai didelė. Ir apkeliauti jos man visos tikrai nepavyko per tuos laikus, kadangi tiek studijos, tiek darbas užėmė laiko, tai tekdavo tik laisvų laikų pakeliauti. Tai va, bekeliaujant po Kiniją, dažniausiai vėl būdavo susiduriam, kadangi aš iš Lietuvos. Būdavo klausimas, tai kur ta Lietuva yra iš tikrųjų, tai daug kas iš kinų, va čia kaip ir matot, ar kinai žino apie Lietuvą, tai didžioji dalis dažniausiai nežino, kur yra Lietuva. Ir atsitinka toks dalykas, kad būdavo, kai jau tu jau prarandi viltį ir pradedi, kai paklausia taksistas ar žmogus koks, sako, tai iš kur esi, dažnai būdavo sakai, ai, jūs vis tiek nežinot, aš iš Lietuvos. Ir atsitinka toks keistas dalykas, kad tada sako, taip, mes žinom, jūsų krepšinio komanda vos nenugalėjo Ameriką ir čia jūsų šalis yra krepšinio šalis, tada būna labai netikėtumų, nustembi, kad yra tam tikra grupė žmonių, kurie domisi Lietuvą ir apie ją žino. Tai apie Lietuvą būnant supratau, kad kinai sužino dažniausiai yra per sportą. Vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar mokėsi mokykloje ir mokėsi Tarybų sąjungos respublikas, jie buvo labai gerai išmokę, kad kaimyninė šalis turi 15 respublikų, kurių tarpe yra ir Lietuva. Tai čia, jeigu matysit, vienas iš žemėlapių, kur yra pažymėta, kad tai yra Tarybų sąjungos valstybė Lietuva. Tas, aišku, nedžiugindavo, tai tekdavo juos nuvilti, kad tai jau nebėra Tarybų sąjungos ir Rusijos valstybė, kad tai yra visiškai nepriklausoma šalis. Jonas Kazlauskas, tai yra kinų krepšinio rinktinės treneris, kuris buvo paruošę juos olimpiniam žaidynėm.
Tai buvo vėl vienas iš etapų, kada kinai labai sužinojo apie Lietuvą ir būtent per mūsų trenerį. Tai kas mėgo krepšinį, o po olimpiados kinai beprotiškai pamėgo krepšinį, net keista buvo matyti, kaip jie visur žaidžia krepšinį. Ir Lietuva būtent asocijuojama su krepšiniu. Po to Donatas, mūsų krepšininkas, irgi taip pat dalyvavo, žaidė Kinijoje, Šandongo provincijoje. Tai jisai dar pagarsino kažkiek Lietuvą. Na, sutikau kinų, kurie man sako, taigi mes turim dešrą lietuvišką. Tai yra Harbinas, tai yra šiaurinė dalis, netoli ribojasi su Rusija. Kinijoje yra, aš pats, kur gal girdėjot, nuostabių ledo skulptūrų miestas, kai būna šalta žiema, jie visada kiekvienais metais tenai daro žvėriško dydžio ledo skulptūrų parkus. Ir tas miestas garsėja tuo, kad jis yra šalia Rusijos. Yra daug įvairių ten ir cerkvių, ir rusiškos kultūros palikimų. Ir pasirodo yra dešra, kuri vadinasi arba Harbino, arba lietuviška dešra, kadangi carinės Rusijos metu, kaip jie sako, kažkoks iš Lietuvos atvažiavęs pradėjo ją gaminti. Tai čia dar toks keistas rakursas buvo, kai aš sužinojau, kaip kinai žino apie Lietuvą. Paskutinis, aišku, variantas buvo, kai jau visa Kinija sužinojo, kai aš jau nebeturėjau aiškinti, iš kur aš esu, kas yra Lietuva. Kai mano kolegų kinų, netgi seneliai jau žinojo, kad yra tokia Lietuva, kadangi buvo paskelbta Lietuvoje, atidaryta Taivanio atstovybė. Kinus labai suerzino. Tai čia užsienio reikalų ministras, per visas žinias ir per visur, kur tai buvo galima, buvo linksniuojama Lietuva, kad maža valstybė šitaip įžūliai bando pripažinti Taivaną ir visą kitą. Tai mano kolegos kinas, kurio seneliai gyvena kaime, jisai man sako, įsivaizduoji, net mano seneliai dabar sužinojo, kas yra ir kur yra Lietuva. Tai gal net būnant ten kaip lietuviui, tai jau nebuvo tas pats geriausias žinomumas. Tačiau, kaip aš sakau, kad ir kokia reklama, tai yra reklama ir apie ją, ir apie Lietuvą jau sužinojo. Ir ganėtinai plačios kinų visuomenės dalis. Tai va, tai čia, kai sakau, nėra ko stebėtis, nes šalis yra didelė ir Kinija, aš gal netgi lyginčiau labiau kaip ir amerikiečiai, kurie labai didžiuojasi savo didelę šalim, jie turi didžią valstybiškumo jausmą ir jiems kitos šalys tai yra kažkas tokio, mažas, nežinomas. Ir aš kaip mėgstu sakyti, kai manęs klausdavo, tai kaip čia dabar nežino Lietuvos, tai aš vis atsakau, o jūs žinot, kur yra Surinamas. Tai yra Pietų Amerikos šiaurės nedidelė valstybėlė ir, kai sako, paskui dažnai visi gūžčia pečiais, nežinau. Tai kinams tas pats atsitinka ir su mažom Europos Sąjungos valstybėm, tiek su kitų šalių valstybėm. Kuo mažesnė šalis, tuo kinai apie jas mažiau žino. Tai kinams žinoti, pažinti ir prisistatyti geriausiai man pavyko per suvokus save kaip Europos Sąjungos pilietį, kaip Europos Sąjungos žmogų. Tada aš jau supratau, kad aš jau kaip ir lygiavertis kinų suvokimui. Nes kinas paklausdavo, ar pas jūs yra aukštų kalnų, ar pas jūs yra jūrų, ar pas jūs yra dykumų, ar pas jūs auga bananai, ar pas jūs auga ryžiai, ar pas jūs yra ledynų. Ir gyvenant Lietuvoje, kaip lietuviai, man būdavo sunku, pasakai, ne, mes lietuviai, mes maža šalis, mes nieko neturim, kalnų neturim, mes bananai pas mus neauga.
Ir kai aš jau suvokiau, kad kinai masto savo didelės valstybės mastu, nors gyvena, tarkim, kur aš gyvenau, pas juos kalnai nedideli, bananai neauga, bet jie save traktuoja kaip didelę valstybę, kurioje iš tiesų yra visko. Dykumos, Everesto kalnai, jūros, auga bananai, palmės. Ir aš tada sakau, taip, aš pas mus Europoje, Europos Sąjungoje visko yra. Yra Alpės, yra jūros gėrybių, auga palmės, auga ryžiai, auga kokosai ne, bet viską mes turim ir tada kinams supratimas atsirado, kad taip, tai jeigu matot palyginimai dabar mūsų kaip Europos Sąjungos dydį ir Kinijos dydį, mes vis tiek dar esam ta valstybė, kuri yra pagal dydį beveik 2 kartus mažesnė, o pagal gyventojų skaičių net 3,5 kartų mažiau gyventojų. Tai Kinijoje šitas dalykas, kad jie dideli, kad jie visko turi, jiems suteikia iš tiesų ir didelį pasididžiavimą. Ir tarkim apie Europą šnekant, taip, jie išskiria. Jie žino Prancūziją, jie žino Italiją, jie žino Ispaniją. Gyvena labai stereotipais. Kinai supranta, jeigu, pavyzdžiui, prekes kažkokias bandai kalbėti, kad tu iš Lietuvos mes čia pieno produktai mūsų, ar kažkas maisto produktai, ar kažkokie lazeriai, kaip šalies produktai, kurie galėtų būti eksportuojami į Kiniją, jiems labai sunku tą suvokti, ypač su maisto pramonė, nes teko irgi susidurti. Tai jeigu sūris, tai jis turi būti itališkas, arba prancūziškas, arba šveicariškas, jeigu vynas, tai yra prancūziškas, itališkas, jeigu automobilis, tai vokiškas. Ir tada taip labai sunku pasakyti, kad kuo Lietuva kinų akyse mes esame įdomus ir kuo mes esame jiems naudingi, arba jie mums naudingi, taip, kad jie labai daug prekių gamina, bet mūsų atžvilgių taip yra sudėtinga. Tai geriausia iš tikrųjų ir rekomenduojama būdavo visur visiems prisistatyti taip kaip iš Europos ir, pavyzdžiui, netgi produktai pagaminti Europos Sąjungoje. Taip, tada Kinas dar kita prizmė, kad jo Europos Sąjunga tai aukšta kokybė. Bet jeigu būtų pasakyta pagaminta Lietuvoje, pavyzdžiui, šokoladas, teko susidurti, kad buvo pergalė šokoladas, pasirodė lentynose, lygiai po 3 savaičių jie dingo ir daugiau nepasirodė. Nes yra šveicariškas, yra belgiškas šokoladas, jie lentynose visada ir visiems žino. Šokoladas iš Lietuvos, puikus, kokybiškas, skanus, bet kadangi iš kažkur nepaėjo. Tai jeigu žiūrėti toliau, tai čia palyginimai parinkęs duomenis, kur bendras, aš jau lyginu ne Lietuvą, bet Europos Sąjungą, tai galit matyti Europos Sąjungą, kad ir mažesnė, bet bendras vidaus produktas, taip mes esam dideli, mes uždirbam daugiau, mūsų pramonė pelningesnė, tačiau kinų pagreičiai ir kinų greitis ekonomikos sparčiai artėja ir tikrai jau yra kalbos ekonomistų, kad gali neužilgo ir aplenkti. Tai Kinijoje, jeigu nuvyksit į Kiniją, tai jų pinigai yra Kinijos juanis, kuris visos kupiūros padabintos Mao Dzeduno atvaizdu, nors apie Mao Dzeduną teko girdėti, kad kinai patys nelabai kaip atsiliepia, tačiau kaip ir valstybinis simbolis jis yra, tai jis visur ir naudojamas. Tai oficialios kalbos, tai yra pagrindinė kalba, tai yra kinų kalba, vadinama putonghua, kai kas vadina mandarinų kalba. Mes čia Konfucijaus institute stengiamės tą išgyvendinti, ne mandarinų, čia iš anglų kalbos daugiau kinų kalba, bendrinė kinų kalba, kai tuo metu Europoje mes turime netgi 24 oficialias kalbas. Tai aš pasistengsiu pakalbėti daugiau, kas domina, tai bus apie šeimą, apie religiją, apie kultūrą, apie miestus, apie gamtą.
Kadangi šalis didelė, tai aš bijau, kad aš tikrai per dieną paskaitą visko čia nespėsiu papasakoti. Tam yra mūsų institutas, kur mes visada kviečiam į mūsų įvairias paskaitas, kurios tam tikrom struktūrom struktūrizuotai bando pateikti įvairią su Kinijos kultūra susijusią informaciją, paskaitas, dirbtuves. Aš visada kviesiu jūs pas save į institutą. Labai džiaugsimės, jeigu galėsit praplėsti savo akiratį. Tai va, tai Kinija, kaip ir minėjau, didelė šalis, tenai 56 etninės grupės. Tai šalis didelė ir jų būna, jeigu tu moki kinų kalbą, tai yra kaip bendrinė kalba, gal visi daugiau kas pagyvenę žmonės. Aš kadangi pats irgi baigiau netgi vidurinę dar tarybiniais laikais, tai aš žinau, kad rusų kalba tai atitikmuo būtų Sovietų sąjunga, arba šiuo metu tai būtų anglų kalba. Bet Kinija yra būtent ta Hanzų, Hanių mažuma, vadinama grupė, etninė grupė, kuri yra pati didžiausia, 1,2 milijardo. Jie save traktuoja kaip Hanių mažuma ir jie netgi kinų kalba vadinasi Hanių, tai yra kinų kalba, būtent tos etninės grupės. Ir visa šalis, televizijos, radijos, valstybinės, visur būtent naudoja tą bendrinę kalbą. Etninės mažumos turi savo kalbas, kai kurios turi rašytinės ir vadovėlius, kaip, pavyzdžiui, kantono. Kitos gyvuoja tik savo natūralioje aplinkoje, tai yra šeimose, tai yra klanuose, bet neturi savo užrašytų, neturi vadovėlių, neturi alfabeto. Ir dažniausiai netgi būna naudojami hieroglifai. Čia kaip ir minint dar apie pačią kinų kalbą prieisim, tai yra gal netgi pagrindinė priemonė, kuri išlaiko visą Kiniją tokią didelę, tokią margą, vientisą, tai yra būtent kinų raštas. Tai yra hieroglifai, kurie užrašomi yra visur vienodai, bet gali būti ištariami kardinaliai kitaip. Ir, pavyzdžiui, jiems televizijoje, kiek aš matydavau, skaito žinias ar kažką, ir visada pačioje eina titrai, būtent hieroglifai, kur kiekvienas gali suprasti savo kalbą, ką kažkas šneka, kokia informacija perteikiama, bet būtent skaitant tus pačius hieroglifus. Hieroglifai tarėsi kiekvienoje dalyje, dar netgi yra kaip ir pas mus tarmės pas juos, tai būtent tie tarminiai ypatumai, pas mus, tarkim, Žemaitija, Aukštaitija, jau kai kas jaučia 200 kilometrų nuvažiavęs skirtumą, kai kas nesupranta, ką šneka žemaitis, beje, aš irgi esu žemaitis. Tai Kinijoje yra tokių atvejų, kad aš nuvažiuoju 50 kilometrų iš šono nuo tos vietos ir jie šneka dar kitokių dialektų, kur jau vietiniai sako, mes nesuprantam. Jūsų, ką jūs šnekat, arba nesupranta jie iš tos kinai, kurie lydi mus į tą vietą, nes jų kalba jau skiriasi. Tai va, kinų kalba yra ganėtinai specifinė, kas mane labai nenustebino, bet sudomino, kai pradėjau mokytis. Aišku, mane labiausiai domino, tai yra kinų hieroglifai. Tai yra įdomus dalykas. Tai tarsi paveikslėlį, tai užkoduotas raštas, kur man būdavo pradžioje tai atrodė kažkas keistų, bet po to tu supranti, kokia tai yra paprasta užrašymo logika. Yra svarbiausia loginis mąstymas. Tada atsiveria daug galimybių ir netgi yra paprasčiau kartais skaityti hieroglifus ir suprasti, negu girdint suprasti, ką šneka. O šičia yra didžiausia to bėda, kadangi kinų kalba yra toninė. Tai reiškia, kaip aš visiems mėgstu pavyzdį sakyti, pavyzdžiui, lynas, linas, kasti ir jeigu reikia arba konteksto, arba jeigu mes neteisingai dedam kirtį, žodis
tai žodis įgauna visiškai kitą prasmę. Ir kinų kalboje, kadangi jų kalba susideda dažniausiai iš 2 skiemenų, ir tie skiemenys, jeigu jis turi skirtingą toną, tas tonas kardinaliai pakeičia žodžio reikšmę. Ir atsitinka labai kuriozinių dalykų, kad tu pasakai vieną, o jie supranta visai ką kitą, nes tonas neteisingai ištartas reiškia visai kitą. Ir netgi iki tokio, kad tu kažką nori gražaus pasakyti, o gaunasi, kad tu tarsi ir nusikeiki. Tai daugam žmonių būdavo ir ypač pradedantiems mokytis kalbą iš to viso, kaip grįžęs iš Kinijos, ir čia susiduriam, kai mes jau mūsų mokytojai mokina, tai akcentuojam, kad labai svarbu yra kinų kalboje mokantis žinoti toną, teisingą toną ištarti, kurių yra 4. Ir tarkim yra ma, ma, čia kaip visa tradicija ma ir ma, skirtingai ištari toną ir skirtinga reikšmė. Ma yra mama, ma yra arklys, ma kanapė. Ir kiekvienas netaip ištartas atrodo mūsų ausiai lyg ir skamba visi vienodai, tačiau tai yra skirtingi tonai ir kinai labai gerai pagauna tus tonus. Ir tada atsitinka problema, jeigu tu neišmokai gerai, tai tada juos kankini. Nes tada jie turi spėlioti, ką tu norėjai pasakyti. Tai žiūrint hieroglifus, visiems atrodo, kad kinų kalboje hieroglifai tai yra kažkas baisaus, tai iš tiesų nėra kažkas baisaus. Jie sako, kad tai yra viena iš seniausių, tai yra beveik 5000 metų randama įvairių išrašymų kinų hieroglifų, piktogramų, kurios buvo aptiktos ant kaulų, ant įvairių vėžlių kiautų užrašai. Ir jie mini, kad tai yra būtent tiek jau metų. Aišku, jinai kito, jinai pradžioj buvo tik tai po vieną hieroglifą, vienas žodis, po to tas hieroglifas, kadangi jis turi garsą, juos jungia, sujungdami padarė skiemenis, tada atsiranda jau ir skiemuo su kitų skiemeniu vien tik dėl garso, kad įgytų žodžio reikšmę. Ir šitaip dėliojasi, kalba kito. Čia parodysiu kaip pavyzdį 5 hieroglifai paprasti, kuriuos jūs dabar pažiūrėję ir galit suprasti, ką jie gali reikšti. Pavyzdžiui, čia agam reiškia žmogus, matote, einantis žmogeliukas, o jau kai iškiestos rankos kažkas didelio. Ta, reiškia didelis. Tien, tai matot, dangus virš galvos, jau žmogus toks didelis, kad net siekia dangų, tai reiškia dangus. Ir jau galit suprasti, čia yra šitie hieroglifai, 3 hieroglifai, kurie reiškia žmogus, didelis, dangus, čia ugnis, čia medis, tai irgi yra įvairių piešinių, kai mokomės kinų kalbą. Kad geriau įsiminti hieroglifą, tai tu pamatęs šitą jau dažniausiai atsimeni, kad tai reiškia ugnis. Bet gali būti problema, kad tu neatsimeni nei kaip tarėsi, nei kaip, gal atsimeni kaip tarėsi, bet, pavyzdžiui, gali būti neteisinga tonas. Ir vėl tada yra didelė problema. Tai dėl ko ir būna skaityti paprasčiau, tu gali suprasti, kas parašyta, bet jeigu reikia perskaityti kažkam garsiai ar kažką informuoti, tada prasideda problema. Kartais geriau susirašinėti, rašyti žinutes, bus mažiau nesusipratimų. Ir čia galit labai paprastą pavyzdį parodysiu, nes kinų gramatika yra ypač lengva, jie neturi laiko, laikų, ta prasme, kad jeigu tu nori pasakyti vakar, tai ten yra pridėti, kad vakar aš ėjau, tai vakar aš eiti. Rytoj, tai rytoj hieroglifas, ryto hieroglifas, aš hieroglifas, eiti, tai rytoj aš eisiu. Ir čia matot, pavyzdžiui, aš, meilė ir ji, moteris. Tai reiškia, aš myliu ją. Čia ji, meilė, aš, reiškia, ji myli mane. Jeigu dadedam dar vieną, pridėti vieną hieroglifiuką la, ir tada gaunas, kad jinai mane mylėjo. Labai supaprastinta ir beje šnekant,
garsiškai giminių jie neturi. Daugiskaitos, vienaskaitos irgi pridėti tik tam tikrą hieroglifą, kad suprastum, kad tai yra daugiskaita. Linksnių nėra. Laipsniavimų irgi nėra. Tai hieroglifas, pavyzdžiui, čia jis meilė, ji reiškia jis myli ją. Čia lietuviškai. O kinai sakys ta, viskas. Ir nesupranti, nes ta ir tiek vyrui, tiek moteriai tarisi vienodai. Ta ir nekatroji giminiai irgi ta. Ir tada gaunas, kad arba turi paaiškinti, ką tu myli, arba gali būti, kad vyras, jis myli jį, ji myli ją, ar jis myli ją, ar ji myli ją. Tada jau reikia paaiškinimo konteksto. Kažkokio užrašys viskas aišku. Tai va čia yra tam tikri niuansai ir užsieniečiams dažniausiai kinų kalbą mokantis, jeigu mes beje irgi kartais turim kalbos kursus seniorams, manau, kad tai irgi yra gera priemonė smegenims, kad tiek dainuoti, tiek rašyti, piešti, ištarti, tikrai reikia pastangų, smegenų abudu pusrutuliai dirba mokantis kinų kalbą. Tai va, tai kadangi, kaip ir minėjau, kinų senas raštas, kalba logiška, archaiška, skamba jinai labai skambiai, miaukimas, kaip sakom, daug kas irgi juokiasi, miau, džang ir visa kita, iš tiesų taip yra, bet kai tu išmoksti, aišku, atsiveria visai kiti dalykai. Jeigu pereiti prie istorijos, kadangi jau pradėjom kalbą vieną iš seniausių gyvų kalbų, tai raštas taip pat tai ne veltui yra, tai yra viena iš seniausių gyvų civilizacijų. Tai ją traktuoja nuo 1766 prieš Kristaus gimimą, tai grubiai sakant, beveik 4000 metų, kada jau buvo aptikti užrašai su kinų hieroglifais ant įvairių keltų, tai buvo Vėžlio keltai atrasti, tai vadinasi Šang dinastijos pirmieji požymiai aptikti buvo, tai beveik prieš 4000 metų. Tai yra, čia galite pamatyti kelias stambiausias, pačias žymiausias, ilgiausiai užtrukusias dinastijas, kurios valdė Kiniją, kurios suvienijo, kurios skilo vienu metu, buvo mažėjo, vėl didėjo, vėl susijungė. Ir gal vienos iš pačių tų jau žymiausių, tai aišku yra Qing dinastija, tai yra pačia pabaiga, kuri buvo pati paskutinė dinastija, beje, jinai buvo valdoma ne daugumos Hanių dinastijos, o būtent Mandžūrų, kurie yra šiaurės arčiau Rusijos ir Šiaurės Korėjos tauta. Bet jie buvo tiek pasiekę, kad jie valdė visą Kiniją. Mingų dinastija, Yuan dinastija, čia aš nuo pačios žiūriu, Yuan dinastija, tai yra būtent mongolai, kurie buvo užėmę Kiniją, bet būtent užima Kiniją, ne tai, kad Mongolija pavadina, bet jie vis tiek toliau, tai yra kaip pati Kinija traktuojama. Ir labai rekomenduoju, yra Maiklo Šumano knyga Supervalstybė grįžta. Pasaulio istorija pagal Kiniją. Tai čia yra, šitoje knygoje yra apžvelgta būtent Kinijos raida netgi nuo pačios pradžios iki šių laikų ir kaip Kinija kito, kaip augo ir tarkim šitas Kinijos dabartinis ekonominis šuolis. Daugeliui mūsų atrodo, kad čia Kinija iš vargo, bado, ubagystės pakilo. Ne, tai yra būtent, kad tai yra Fenikso pakilimas iš pelenų, nes Kinija pati kaip valstybė buvo ganėtinai klestinti su savo porcelianais, savo šilkais, savo išradimais, kaip parakas, popierius, pirmieji pasaulio popieriniai pinigai beje. Buvo Kinijoje išrasti, popierius išrastas beje irgi Kinijoje, parakas. Jie klestėjo ir buvo etapai, kada tikrai Kinijos tas klestėjimas ne ką nusileido dabartiniam.
Ir jie, kaip patys sako, taip dabar yra pakilimas Fenikso iš pelenų. Vėl Kinija kyla su savo darbštumu, su savo išradingumu, kas beje tikrai stebina, kaip kinai sugeba bet kokiose situacijose rasti išeitis tiek, kaip sakau, ar sugedo kažkas, jie sugeba patys kažką suremontuoti, bet tikrai kūrybiškai ir labai įdomiai. Tai va, tai šitoje vietoje, jeigu kažką labai domintų istorija, pati dinastijų raida, pati Kinijos istorinė, tai tikrai rekomenduoju, bibliotekose galite rasti, ir aš čia vėl nesenai buvau pasiėmęs, Mažvydo bibliotekoje ir visur kitur yra jų. Tai va, supervalstybė sugrįžta, tai galite rasti. Ir nelabai plėsiuos, nes tikrai čia yra be galo plati tema, pati istorija, tai tikrai rekomenduoju paskaityti. Čia gal toks daugiau laiko kismas ir matyti laike, kaip kas atsirado. Tai, pavyzdžiui, kompasas, kinai, kurį išrado dar prieš Kristų. 202 metais, terakotos kariai, kuriuos visi irgi daug kas matė, esat seniai, tai jie buvo pastatyti, atkasti, buvo palaidotas imperatorius, buvo 221 prieš Kristų, tai daugiau nei prieš 2000 metų. Tai vat matom čia, kad išrastas popierius prieš daugiau tūkstančius metų, atėjo krikščionys budistai jau 600 metais mūsų eros, 808 metais išrastas parakas. Ir po to, jeigu žiūrėti taip, kad užpulta mongolų 1271, tai čia buvo labai didelis Čingischano žygis ir Kinija buvo tikrai paimta ir ilgai išlaikyta. Tai laikotarpis, su kurio kinai nelabai nori prisimena kaip gerus laikus, ir galima sakyti, to viso eros pabaiga netgi buvo, kad tai Maras, kuris paplito iš Mongolijos, buvo statoma siena, kaip jūs dabar ir minėjot, kalbėjot apie žingsnius, kad nueiti, tai didžioji siena. Skaitoma, kad jos ilgis yra apie 8850 kilometrų. Jeigu su visom atšakom, su visokiom atkarpėlėm, su iškastais kanalais, su viskuo, tai kinai netgi skaičiuoja, kad 21 000, bet čia jau archeologai. Šiai dienai yra prie Pekino vietų, prie Senio, kur jūs galite nuvykti, pavaikščioti Kinų sieną ir praeiti savo žingsnius, kuriuos jūs čia žingsniuojat. Beje, nuo Vilniaus iki Pekino yra 6563 kilometrai, jeigu skristi tiesiai į Pekiną. Tai aš dažniausiai skrisdavau lėktuvu arba per Maskvą, arba per Frankfurtą, arba per Varšuvą. Dažniausiai užtrunka apie 10-12 valandų šiuo metu, kadangi Rusijos erdvė užsidarius, tai galbūt netgi ir dar daugiau užtrunka laiko pasiekti Kiniją. Tai vat čia perėjau nuo Kinų sienos, tai vat jeigu norėsit pasivaikščioti, puikiai proga. Tik yra toks visų rekomendavimas, tai kinai visada man sakydavo, jeigu važiuosi, nevažiuok tik per Kinų šventes, tai yra Kinų naujieji metai. Dar Kinų naujieji metai, kada jie švenčia, gal pasivaikščios. Bet yra, kada dirbantys žmonės spalio mėnesį, spalio 1 turi didelę porą savaičių išeiginių. Tai yra nežmoniškos minios žmonių, kur sakė, sunkiai pamatysi, jie ir pamatysi, bet labiau išvargsi ne nuo vaikščiojimo, o nuo žmonių masių. Tai va, tai čia trumpai bėgant per istoriją, tai toliau 12 metais baigėsi dinastija, Kinų imperija, ir buvo pradėta demokratija, bandyta žaisti demokratiją 1912 metais, ko pasekmėj, aišku, iki tol, tai 1800 silpstant Singų paskutiniai dinastijai,
Didelės buvo vakarų valstybių dideli interesai, noras užimti Kiniją, nes Kinija tuo metu ekonomiškai dar pakankamai stipriai stovėjo su savo eksportu tiek porceliano, tiek šilko, kas sąlygojo labai didelį teigiamą eksporto balansą, o Britams neigiamą balansą. Britai išleisdavo daugybę savo sidabro, pirkdami kinų šilką, arbatą, porcelianą, o parduoti kinams nelabai ką turėdavo. Kinai viską patys pasigamindavo. Tai atsitiko tas dalykas, kad Britai rado vieną silpnąją grandį, tai yra opiumą. Ir tada prasidėjo aukso amžius Britams. Nuo 1800 metų jie pradėjo piktybiškai platinti opiumą Kinijoje, paversdami miestus vaiduokliais, pilnus miestus narkomanų. Ekonomika pradėjo žlugti, stabdytis, korupcija augti, nes valdininkai buvo labai papirkinėjami. Ir 1800 metais įvyko pirmas opiumo karas, nes kinai neapsikentė valdžia, bandė uždrausti opiumo importą į Kiniją. Ir to pasėkoje buvo sudeginta daugybė sandėlių, to pasėkoje Britai supykę užpuolė kinus, pietinę dalį ir sėkmingai užėmė kelis miestus, suprato, kad Kinija nelabai gali pasipriešinti. To pasėkoje buvo Britai, kadangi Kinija pralaimėjo tą pirmąjį opiumo karą, pasėkoje Britai išsireikalavo savo dalį gabalą, tai yra Honkongą, kaip uostą, kuriame jie galėtų savo sandėliuoti ir prekiauti visą pasaulį opiumu. Buvo po kelių dar susirėmimų, buvo sutarta, kad šita sala jiems išnuomoja. Jinai buvo išsaugotas Honkongas Britų valdžioje iki 1997 metų, beveik 150 metų, ir po to perėjo į Kiniją, grįžo atgal. Tai čia truputį apie opiumo karus, o kitas etapas tai buvo po opiumo karų, kada visai nusilpo Cingų dinastija. Paskutinis imperatorius 2 metų amžiaus Pujį buvo paskirtas kaip imperatorius, visiškai valdomas tiek iš Japonijos, Japonų suinteresuotų pusių, ir Kinija vis silpo ir patyrė labai nemažą užsienio valstybių įtaką. Ir tas atsitiko, kad Kinija po truputį silpdama pradėjo prarasti savo galią ir finale atsitiko taip, kad vyko daug sukilimų ir finale buvo 12 metų, kada buvo nuverstas jau Pujį imperatorius, tas jaunasis, ir paskelbta buvo respublika, kuri išgyveno iki 45 metų, ir tuo metu valstybė turėjo prisimatuoti, kaip mes sakom, naujus visiškai jiems nenaudotus, nevaikščiotus batus. Tai yra demokratija, tai yra toli nuo Konfucijaus mokymų, nuo imperinio supratimo, kuris kinų galvose buvo 1000 metų. Ir jiems turėjo galvose pasikeisti ir suprasti, kad jie dabar kaip liaudis gali būti, rinkti savo valdžią ir atstovauti ją. Kadangi šalis didelė, įvairios šalis bandė įtakoti, tiek Rusija, tiek Amerika, tiek Britai, tiek prancūzai, tiek vokiečiai. Tai buvo Antro pasaulinio karo, įvyko pilietinis karas, kurio metu laimėjo dalis, kurie buvo paremti greičiausiai Rusijos komunistų, o demokratiška valdžia pasitraukė, pabėgus iš Pekino į Taivaną, į Taipėjų. Ir toliau jie traktuoja dabar kaip ir yra, tarsi 2 sistemos, tai yra viena Kinijos Respublika su Taipėjų ir Taivanu, kurie savo konstitucijoje traktuoja visą bendrą Kiniją, kad tai yra Kinijos Respublika.
O Kinijos liaudies Respublika traktuoja, kad jie yra Pekine ir jie iš Pekino valdo visą Kiniją, tuo pačiu ir su Taivanu. Tai va čia tas didelis dabar ir tebevykstantis nesusipratimas, kuris ganėtinai dar yra skaudžiai ir primenamas tiek kinam, tiek taivaniečiam, kad tai yra nebaigtas reikalas. Tai va, tai 45 metais Mao Dzedūnui atėjus, kaip visi ir žinom, prasidėjo didysis šuolis į priekį vadinamas, tai prasidėjo kultūrinė revoliucija, kurią kinai beje irgi prisimena su siaubu ir su baisiausiais nuostoliais, ir beje yra daug dar gyvų žmonių, kurie tą dalyką išgyvenę ir patyrę, ganėtinai žiauru ir baisu. Kaip kinai turi posakį, jeigu kažką nori palinkėti, tau būtų prakeikti, tai jie sako, kad tu gyventum permainų laikais. Tai yra, Kinijoje permainos kainuoja tiek dinastijų virsmai, pasikeitimai kainuodavo 10 milijonų gyvybių. Tai reiškia tiek badas, tiek lygos, tiek nederliai būdavo vien įtakojami tiek tų pačių karų, vidinių konfliktų, kas atsitiko būtent irgi kultūrinės revoliucijos metu. Ir po kultūrinės revoliucijos, jo dar esant gyvam Mao Dzedūnui, 72 metais jinai susitiko su Amerikos prezidentu Niksonu ir buvo Niksonui padovanotos pandos. Tuo metu aš jau kiek atsimenu, kinai dėl politinių supratimo ir filosofijos jau tolo nuo Sovietų sąjungos, netgi kažkokie konfliktai, aš tiksliai dabar nepasakysiu. Čia ko gero knygoje, jeigu paskaitysit, rasit daugiau informacijos. Jie pradėjo atsivėrimą pasauliui, nes tas dar minimas irgi tai yra 100 metų pažeminimo. Tai yra, kinai labai skaudinti buvo to, kad kai jie atsivėrė pasauliui ir prasidėjo opiumo karas, užėmė juos draskė įvairios užsienio valstybės ir po viso šito opiumo jie užsidarė į save. Buvo jie traktavo tą 100 metų kaip 100 pažeminimo metų. Ir tik 72 metais jie po truputį pradėjo atsidarinėti pasauliui, bet tai irgi buvo susijęs su tuo, kad šalis tikrai vargo, nes bandymas kelti žemės ūkį, išbūdant daugybę inteligentų, išsilavinusių žmonių, įmonių darbuotojų į nutolusias šalies dalis, kelti ūkio su dideliais žmonių nuostoliais, tiek su finansiniais nuostoliais nepavyko. Gal visi esate ir girdėję tą žvirblių kvailystę, kada buvo kaltinami žvirbliai dėl ryžių nederliaus, tai išdaužė ryžius, o po to atsitiko taip, kad vabzdžiai ir visokie vabalai vėl užpuolė ryžius ir sunaikino vien dėl to, kad visi žvirbliai buvo išdaužyti. Tai jie turėjo įvairių tokių niuansų, kas valstybę tik dar labiau žlugdė ir vis labiau matė kinai pati valdžia, kad jie kažką turi daryti, kad atsivertų pasaulį. Ir po Mao Dzedūno 76 mirties prasideda vadinamasis atsigarimas ir jau ekonominis, tas vadinamas stebuklo užgimimas. Ir 79 metai vadinama yra, kada prasideda ekonominės reformos, kurias pradėjo pietinėje Kinijos dalyje, tai yra arčiau Honkongo, kur buvo pradėti paleisti pirmosios privačios iniciatyvos, įmonės ir sutarta su amerikiečiais, kad įsileidžia. Daugiausia tai buvo su automobilių pramonė, aišku, įvairios kitos gamyklos, kaip žaislų pramonė, tekstilės pramonė, iš visų Europos šalių, iš Amerikos buvo perkeliaminėjamos į Kiniją, technologijos nelabai sudėtingos, bet ir jos buvo keliamos į Kiniją dėl pigios kinų darbo jėgos. Ir šitas
pigios darbo jėgos, toliau mes kalbėsim, tai kodėl ta pigi darbo jėga, tai būtent, kad žmonių skaičius buvo labai didelis. Ir jeigu bėgant toliau, tai apie pačią Kiniją, patį dydį, kaip jinai yra sudalinta, tai jeigu matysit Honkongas, Makao, tai va čia buvo vieni iš pirmųjų, kur prasidėjo ekonominis kilimas. Kinija yra 33 provincijos lygmens administraciniai regionai. Tai yra 5, tai yra autonominiai, kur turi savo kaip ir valdžią, autonominę respubliką ir jie yra mažiau pavaldus centriniai valdžiai, turi dar ir savo valdymą. Tai yra būtent vidinė Mongolija, yra Sindziangas, Tibetas, Guangxi ir yra Ningxia. Čia yra tie 5 regionai. Po to yra 4 miestai, kurie yra Pekinas, Čongcin, Šanchajus ir Tiendzinas, kurie yra visiškai pavaldomi tiesiogiai centriniai valdžiai. Ir yra 2 specialiai administraciniai regionai, tai yra Honkongas ir Makao, kur yra grįžo į Kinijos sudėtį praeitam amžiui 90 metais. Ir Makao garsėja savo kazino, įvairių pramogų, tai irgi kaip sala yra, priklausė anksčiau Portugalams, bet irgi pasibaigus nuomos sutartims grįžo į Kinijos sudėtį. O Honkongas grįžo iš Britanijos pavaldumo į Kiniją ir iki šiol ten dar tebėra įsipareigojimas viena šalis, 2 sistemos. Vadinasi, tai reiškia, kad jie dar turi ir tą demokratišką palikimą, bet taip pat jau ir priklauso Kinijos centriniai valdžiai. Tai čia galit matyti Kinijos dydį, tai yra nuo vakarų iki rytų, tai yra 5000 kilometrų, ir nuo šiauriausio taško iki piečiausio taško 5500 kilometrų. Tai jums tada gal irgi jau suvokimas, ką iš Lietuvos jaunuolis atvažiavęs gali palyginti, tai kinai kaip ir juokdavosi, sako, kodėl tu vienas atvažiavai, galėjot visi kartu atvažiuoti, jūsų čia tiek nedaug, su savo 2 milijonais, nes jeigu pažiūrėti, kokio dydžio miestai, tai yra protų sunkiai suvokiama mums kaip lietuviams, jeigu mes galvosim kaip lietuviai apie Kiniją, apie Kinijos miestus, o jeigu galvosim kaip europiečiai, tai tada mums jau reikia persikelti Londoną, Paryžių, Berlyną. Tai jeigu, pavyzdžiui, žiūrėti, Čongcin, tai yra vos ne Austrijos dydžio vienetas, jie traktuoja jį kaip miestą su priemiesčiais, jame 31 milijonas gyventojų. Tai, ta prasme, tai yra visa 10 Lietuvų sudėjus. Šanchajus kaip miestas 24 milijonus gyventojų turi, Pekinas 21,5. Čengdu, tai va čia Kupandų, Sičiuano sostinė, tai su savo 16-17 milijonų ir šie miestai visi augantis. Jie yra, kadangi valstybės bendra politika yra urbanizacija, tai iš daugelių atitolusių regionų žmonės keliasi į miestus. Miestai auga sparčiai, labai modernus, su dangoraižiais ir šviesom ir visais modernaus miesto atributais, kur man pabuvus, pagyvenus Šanchajuje, aš nuvykau į Ameriką, tai tarkim Čikaga, New Yorkas man pasirodė, tai dar jiems toli iki to lygio, ką pasiekė kinai savo urbanistiniam šuoliai. Miestai iš tiesų auga plačiom gatvėm, dangoraižiais, gyvenamaisiais rajonais jau pritaikytais iš karto milijonams gyventojų. Tai iš ties įspūdinga. Ir ko gero
jeigu kalbėti keliaujant, kas nori keliauti į Kiniją, tai kai mano draugė atvyko į Kiniją, jinai pasakė, sako, aš norėčiau pamatyti Pekiną, aš norėčiau pamatyti Šanchajų, aš norėčiau pamatyti Čengsin ir turėdama laiko 10 dienų, tai aš jai tada irgi sakau, tai čia skamba taip, kaip tu norėtum pamatyti Londoną, noriu pamatyti Madridą, noriu pamatyti Romą, noriu pamatyti Maskvą, noriu pamatyti tą ir turiu tik savaitę. Tai dažniausias pirminis maršrutas, kaip ir ko gero visiems, kas būtina pirmiausia pamatyti, tai yra, aišku, Pekinas, kadangi visi dažniausiai atskrenda pirmiausiai į Pekiną arba Šanchajų skrydžiai iš Europos. Ir tada Pekinas, o po to Šanchajus, ką jau rekomenduojama, galima po to nuvykti į vidurį kažkur. Bet turint 2 savaitės, tarkim, tai iš tiesų yra labai įtemptas ir su daugybė skrydžių, pervažiavimų, kada pamatyti, jeigu taip norint Kiniją, tikrai reikia laiko. Tai jeigu atvyksit į Pekiną, tai kadangi aš Pekine negyvenau, Pekine aš daugiausia būdavo atvykdavo arba draugų, arba, kadangi mano skrydžiai dažniausiai buvo iš Pekino grįžtant arba vykstant į Kiniją, tai rekomenduojamos pagrindinės vėl vietos yra, kaip, pavyzdžiui, Uždraustas miestas, imperatorių vasaros rezidencija, Dangaus šventykla. Yra labai įdomus meno buvusioje gamykloje padaryta meno galerijų rajonas, kur menininkai gamybinėse patalpose visoje gamyklos aplinkoje demonstruoja, kuria įvairų meną. Tai yra jau vienas irgi būtent iš turistams rekomenduojamų vietų aplankyti, pamatyti, kur galima ir įvairių žymių kinų, tarkim, Ai Weiwei, kuris sukūrė Kinijos šitą olimpinį stadioną. Visą tą galima ten daug ką pamatyti ir tiek jo kūrybos, tiek kitų menininkų. Tai po to, aišku, yra Tiananmenio aikštė, kurioje, žinom, istoriją mes plačiau negu kinai. Dabartinė karta apie Tiananmenio aikštės žudynės nieko nebežino, kadangi tai yra uždara informacija. Tai yra nežmoniško dydžio aikštė, kur yra Mao Dzeduno mauzoliejus, kur yra šalia ir partijos rūmai. Šalia Pekino taip pat yra ir Didžiosios sienos likučiai, kur galima dažnai organizuojamos ekskursijos iš Pekino nuvykti, tą pačią dieną grįžti, vaikščioti ant sienos. Tai pats Pekinas, kai aš jau šiaip buvau pasiruošęs pakeliauti į Pekiną, apžiūrėti, man 4 ar 5 dienos su perbėgimais, būtent kadangi miestas, kaip ir sakiau, su 20 daugiau milijonų gyventojų, jūs galite įsivaizduoti, kokiais dydžiai yra. Tai yra labai didelis miestas ir kiekvienas objektas yra kažkur labai irgi nutolęs. Tai aš vaikščioti mėgstu, daug vaikštau, bet man vakarais baigdavosi, kad vaikščiau jau kaip pingvinas, nes kojos būdavo visiškai nueitos, nes atstumai iš tiesų dideli yra. Tai, pavyzdžiui, Pekinui 3, 4, 5 dienos tikrai rasit ką veikti, ką apžiūrėti, jeigu nuodugniai. Su išvykimais, o dar su maisto atradimais įvairiais, tai iš tiesų būtų ką veikti. Na ir aišku, Pekinas man kaip iš rytų Europos ir mačiusiam sovietinį tą palikimą, Pekinas nelabai patiko. Aišku, Kutongai yra tie vadinami senoviniai senasis Pekinas, kur žmonės dar gyvena, bet jie baigiami nugriauti. Miesto centre vienaaukščiai namukai. Bet miestas pilkas ir man labai priminė sovietinius laikus ir kažkodėl man jis nelabai patiko. Bet visiška priešingybė tai yra Šanchajus. Tai yra Šanchaj, tai Beidžin, tai yra kinų
hieroglifai reiškia šiaurinė sostinė, o Šanchajus tai yra miestas ant jūros, ant jūros. Ir Šanchajus tai yra visiška priešingybė, gal ir jie netgi panašiai kaip Lietuvoje Vilnius, Kaunas turi susipriešinimą, tai ten yra irgi Šanchajus, Pekinas. Šanchajus yra toks daugiau komercinis, kur yra daugybė bankų, didžiausi koncernai atidarinėja savo ofisus, finansų centrai, kuriuos, kai perėmė Honkongą, daug ką perkėlė į Šanchajų, ir Kinijos valdžios akivaizdus noras buvo, kad Honkongas perduotų Šanchajui, žemyninę dalį, visą rytų finansų sostinės vardą. Tai kokiais greičiais Šanchajus statomas ir kaip ten viskas auga, tai yra iš tiesų įspūdinga. Ir čia galim pamatyti, kad kinai, aišku, bando dar per kultūrinės revoliucijos metus, jie labai nusiaubė visus senovinius kultūrinius paminklus, įvairias bažnyčias, šventyklas, nes jie traktavo, kad tai turi būti nauja valstybė pastatyta ant senos griuvėsių. Tai daug įvairių istorinių pastatų, daugybė įvairių senų šventyklų, tai yra dažniausiai jos yra atstatytos, kadangi jie pradėjo patys suprasti, kad vien stiklo pastatai tai nėra tas, kas būtų patrauklu turistams, o yra patrauklu ta būtent senoji Kinija, tai jie atstatinėjo. Pavyzdžiui, yra, net žinau, kad Pekine tas uždraustas miestas, aišku, jis yra išlikęs, nors, aišku, degė, tai jis buvo atstatytas pilnai, o kadangi kinai mėgsta įvairias muilo operas, tai ypač istorinės, ir daug apie imperatorių laikus statoma įvairių filmų, tai kad nenusiaubti filmavimų ir kad nesimaišytų turistai, tai yra viens prie vieno pastatytas uždraustas miestas šalia Šanchajaus, tik skirtas filmavimams. Tai galit suprasti, ir dažnai būdavo, kad tu eini, žiūri objektą ir nežinai, ar tai yra objektas senas, ar tai jau yra atstatytas, nes Kinija, kaip sako, aišku, daug kas yra netikra, bet jeigu tikra, tai dar klausimas, ar tai yra likę iš tų laikų, ar yra tikrai tik atstatyta. Tai aš turėjau progos keletą mėnesių gyventi, dirbti Šanchajui. Tai irgi dažnai eidavau vien, kad pasiklysti mieste ir atrasti įvairius dalykus. Ir, pavyzdžiui, matot Švento Ignacijaus bažnyčią, kurioje sekmadienį sėkmingai aš nueidavau į mišias, kur vyksta katalikiškos mišios. Netgi yra mišios skirtingom užsieniečių bendruomenė. Tai teko būti ir vokiečių bendruomenės mišiose, kur laikoma vokiečių kalba, tiek kinams ir tiek kinų mišios būna, ta prasme, toks kaip išlikęs, išsaugotas ir tebestovintis katalikų bažnyčios pastatas. Čia, aišku, pagrindinis Šanchajaus simbolis tai yra šitas perlas, tai kur dangoraižiai kyla ir galinėjasi, kuris bus aukštesnis. Ir aš kai buvau paskutiniu metu, tai buvo šitas dangoraižis baigtas statyti, šitas dar nebuvo baigtas dabar. Tai aš jau buvau prieš 4-5 metus, tai dabar jau stovi ir šitas didžiausias dangoraižis. Tai įspūdingai, greitai viskas vystosi, o šitas vaizdas, va šičia yra vieni iš tų seniausių, kada bankai dar tik pradėjus kilti Šanchajui, pradėjus ekonominiam reformom, tai vieni iš pirmųjų bankų atsidarė čia ir jie pro jų langus mato va šitus dangoraižius. O kas sėdi dangoraižiuose, mato šitus senoviškus pastatus. Tai kas nori pamatyti kažką seno Šanchajaus, tai yra Jų Garden sodas. Ten įspūdingas, su įvairiais fontanais, įvairiais tvenkinukais, šventyklomis. Didelis, gražus, senoviškas parkas,
kur dažnai, bet aišku, labai daug turistų. Taip pat yra senamiesčio fragmentai, kur galit pamatyti tą senovinę, senojo Šanchajaus dvasią, su mažom parduotuvėlėm, restoranėliais. Tai Šanchajus, kaip ir sakau, tai yra nuo senovės iki 21 amžiaus, kurio mes dar net nepasiekę, ko gero, ir net nematome. Tai vyksta labai ekonominis spartus augimas miesto ir kadangi tai yra labai didelis ir valdžios dėmesys, ir ne tik valdžios, bet ir pasaulio dėmesys, kadangi tai yra finansų sostinė, kaip sakoma. Kitas didelis augantis miestas tai yra Čongqing, kuris yra visiškai vidury Kinijos. Ir jis čia, būdamas vidury Kinijos su 31 milijonu, kaip minėjau, gyventojų, įspūdingas, didelis, aišku, visas padūmavęs, nes miestas apsuptas irgi ir kalnų, ir pramonės, ir dažnai smogas, mėlynas dangus sunkiai matosi. Bet kaip jis auga ir kokie pats miestas labai įdomiai, čia, pavyzdžiui, matot, yra pastatai palei upę, o gali būti, kad jūs esat dangoraižiai, išeina tarsi į pirmą aukštą, didelę aikštę su parduotuvėm, o per balkoną pažiūrėt, jūs pamatot, kad jūs esat 22 aukšte. Miestas yra išsidėstęs ant kalnų įvairių, labai kalvotas ir, pavyzdžiui, va čia matot, metro sprendimas netgi yra, eina per dalį pastato. Čia yra viena iš žymesnių fotografuotinų vietų, kur turistai apačioj laukia, būriai, kad nufotografuoti, kada tas traukinys metro pravažiuoja pastatą. Toks sprendimas buvo, kad jį liniją kitaip žemyn nenuleis, nes paskui visi važiuoja pas metro į kalną ir vairiai, bet sprendimas tegul pravažiuoja pastatą. Tai čia yra Čongqing, tai irgi, jeigu jau būsit Pekine ar Šanchajuje, iš jo patekti jau teks skristi lėktuvu 3 valandų. Dar, kur aš jau pats irgi aplankiau, tai yra Honkongas, tai teko nuvykti į Honkongą, mums lietuviams jokių vizų nereikia, bevizis įvažiavimas, kas į Kiniją kol kas mums reikia vizų. Tai į Honkongą 90 dienų galim būti be vizų. Dar Honkongas tai yra toks įdomus miestas tuo, kad jūs galite pamatyti didelį Azijos ir vakarų kultūrų samplaiką, toks lydinys, kur susitelkia, tu matai tarsi Niujorko dangoraižius, važinėja dviaukščiai tramvajai, britiški raudoni autobusai, eismas kaip Anglijoje, kaip Londone ir daugybė įvairių parduotuvėlių, šventiklėlių, būtent atstovauja kinų kultūrą. Ir tai įspūdingas iš tiesų miestas. Tai tame mieste pabuvau 3 dienų, tai ta prasme kažko ypatingai kultūriškai įvairių galerijų, kas menu domisi, galima pažiūrėti. Maistas, irgi paskanauti įvairaus maisto ir apie maistą daugiau pakalbėsim vėliau, bet čia yra ta dalis pietinė Kinijos, kur, kaip sako, valgo viską. Tai kas esat gurmanai, tai didesnis, daugiau šansų pajusti Kinijos šitą dvasią būtent per kulinariją. Ir tai va čia matosi yra Viktorijos kalnas, ant kurio viršūnės yra apžvalgos ir būtent visas miestas yra įsidėstęs Viktorijos kalno papėdėje prie įlankos, jūros įlankos, ir matot, miestas apsupa įlanką, įvairūs laivai, jachtos prabangios, kadangi sala iki šiol turbūt yra mokestinė lengvatinė zona, tai viskas ten daug pigiau, daug kinų, tiek daug europiečių, kas atidarinėja savo kompanijas, vyksta į Honkongą. Po viso konflikto, Lietuvos konflikto, kadangi buvo uždaryta irgi ambasada, daugeliui kompanijų, kaip tarpininkaujančių, tarp Kinijos, Lietuvos ar Europos, žinau, kad daug kas išvyko, persikėlė iš Šanchajaus į Honkongą.
būtų saugiau, nes vis tiek dar tai yra nepilnai Kinija. Ir aišku, Honkongas, kadangi tai yra nedidelė sala su dalim žemyninės, bet susigrūdęs miestas, tai va tokius vaizdus pamatyti kaip dangoraižiai su daugybė langų, tokiu klaustrofobišku jausmu kiemelyje tikrai galima dažnai susidurti, atrodo įspūdingai, bet ar norėtum ten gyventi, tai vat pagalvotum. Nes būtai brangus ir daug kinų patys iš žemyninės dalies važiuoja į Honkongą, tiek dėl pačių mokesčių, tiek dėl to pačio kultūrinio gyvenimo, nes įvairios žvaigždės, tarkim, kino aktoriai, atlikėjai irgi daug kas yra Honkonge, kaip ir minėjau, įmonės ir dideli milijoniniai verslai, milijardiniai verslai, aišku, dažnai daugiausiai sukasi vis dar Honkonge, kaip beje ir Šanchajuje. Tai va, tai iš tiesų irgi įspūdingas, verta aplankyti ir rekomenduoju. Čia yra miestas, kuriam, kaip aš sakau, ko gero gimiau Kinijai. Tai yra, kur aš išvykau ir mano nusileidimas buvo Pekine, bet aš tuo metu Pekino nemačiau ir aš atvykau į Qingdao, tai yra Šandongo provincija, miestas ant jūros kranto ir čia buvo mano universitetas. Šitą mieste, Qingdao, ką aš pirmiausia ir buvo, kai aš nusprendžiau, kur aš norėčiau studijuoti kinų kalbą, tai buvo, kadangi mėgstu alų, tai galvoju, reikia pasižiūrėti, koks yra kiniškas alus ir žinau, kad yra Qingdao alus. Galvoju, kažkur jį turėtų gaminti. Tai ir atradau, kad pasirodo miestas Šandongo provincijoje, ant jūros kranto, buvusi vokiečių kolonija, su savo alaus tradicijom ir alaus dideliam gamyklom ir su nuostabiu universitetu, kuriam aš studijavau kinų kalbą. Tai iš auditorijos, per auditorijos langą aš matydavau jūrą ir tuo pat metu tu mokaisi kinų kalbą. Tai aš, kaip sakau, tai buvo kažkas to, kad, nežiūrint savo 40 metų, bet mokytis atsirado noras vėl. Nors baigęs Vilniaus universitetą, buvo kažkiek ir studentavimo, kaip sakau, metų, bet Kinijoje teko patirti nuostabius studentavimo metus, tiek ir studijuoti teko. Tai vaizdai, kurie mane sužavėjo, tai buvo, kad aš pirmiausia pamačiau, tai yra, kad stovi katalikų katedra vidury miesto Kinija. Tai vienas iš Qingdao simbolių, tai yra būtent šita katedra. Ir joje vyksta mišios, tai yra liuteronų katedra. Ir teko būti per Kalėdas, kūčių naktį, beje, sausakimša bažnyčia, mišios vyko kinų kalba. Ir buvau labai nustebintas, kad begalė kinų, pilna bažnyčia, buvo meldėsi būtent krikščioniškai. Ir aišku, su visais savo atributais Qingdao, kaip ir visi kylantis Kinijos miestai, tai yra dangoraižiai, kurie yra kartu kaip ir ekranai. Jeigu jūs matot visą šitą vaizdą, kaip čia dangoraižiai spalvoti, tai ant jų gali pamatyti plaukiantį didelį banginį, per visus dangoraižius jis paima ir nuplaukia. Arba ant vieno dangoraižio kyla burbulai, gėlės, dar kažkas, tarsi vienas didelis dangoraižis ir vienas didelis ekranas. Tai čia daugumoje dabar naujų Kinijos miestų akcentas, to modernumo, mada, jie tiems lediniams ekranams matosi, kad tai yra pigu ir jie visus dangoraižius sugeba padaryti dideliais ekranais. Tai jo, čia vaizdas naktį yra tikrai įspūdingas, dieną tie dangoraižiai neatrodo tokie įspūdingi. Tai galima pamatyti iš tiesų, kaip tarsi nueiti ir televizorių pasižiūrėti. Tai kadangi miestas yra alaus sostinė, kinai tuo didžiuojasi, tai yra tarptautinio lygio alus, kurį eksportuoja visas pasaulio šalis ir kinų restoranuose dažniausiai jūs galite gauti Qingdao alaus. Ir čia mano viena iš pirmųjų būnant pradžioje, kas buvo šokiruotas, kai ateini perki alų gatvėje, gali nusipirkti alaus.
ir jis yra sveriamas, pasirodo, tai tu perki ne litrais alų, o kilogramais. Ir sakai, man, pavyzdžiui, 3 kilogramus alaus. Ir jie turi specialius alaus daryklos maišelius, kurie atlaiko nemažą kiekį alaus, juos supila ir tu nešiesi namo, arba netgi gali į restoraną, ką mes šitoj nuotraukoje buvo pakeliui į restoraną, kur mes ėjom valgyti koldūnų. Tai pakabinė ant kėdės krašto, barmenas ateina, išpilsto, jokių problemų. Tai yra tradicija alų į maišelius. Tai, aišku, čia tik buvo pabandymai, nes plastikiniai maišeliai kažkaip nelabai viliojančiai atrodė, bet buteliuose alus puikus, baruose alus puikus, vakarietiškas. Kinams Qingdao tai yra didelis galvos skausmas, kaip miestas, nes kinai puikiai orientuojas, kaip ir sakiau, jie yra išradę ir šitą kompasą. Miestai pas juos yra gatvės skirstytos rytai vakarai, šiaurė pietus, kvadratais ir viskas jiem aišku. Jeigu eisi į šiaurę, po to pasuksi į vakarus, 3 kvartalus paeisi ir atrasi. Qingdao, kadangi buvo statytas senamiestis vokiečių, tai, kaip ir žinot, mūsų vakarų Europos sostinėse yra centre stovi arba bažnyčia, arba rotušė ir aplinkui sukasi ratais įvairiausiais vingiais gatvės. Tai kinams Qingdao, kaip mano draugai, kinai, kurie gyveno Qingdao, juokdavosi, sakė, mums tai viskas gerai, bet kas atvažiuoja iš Pekino, sakė, tai jie ištisai pasiklysta. Nes jiems atrasti šiaurę pietus gatvėmis labai sudėtinga, kadangi gatvės eina ratais. Tai tikrai miestas įspūdingas ir aš kai sakau, jeigu kas nors sugalvoja studijuoti jaunimui, tikrai rekomenduoju, kur jūs pajusit tą tiek nebus didelio šoko, kad jūs atsidursit Kinijoje, nes bus truputį vakarietiško, bet tuo pačiu palengva pamatysit ir pajusit tą Kiniją, kuri tiek šiuolaikinė, tiek senoji, su savo šventiklėlėmis, su savo senais rajonais, kurie nėra kaip mūsų senamiesčiai, tarkim, gražus. Čia, pavyzdžiui, vokiškas senamiestis iš tiesų įspūdingas, bet jeigu žiūrėti, kur kinų yra statyti, tai yra, taip, nelabai tas, negražu. Bet, sakau, visko galima atrasti, kadangi tikrai visko yra daug. Tai nuo miestų, aišku, miestų yra daug ir apie juos galima kalbėti be sustojimo, bet yra kitas dalykas, aišku, tai yra gamta. Ir vienas, ką aš savo kelionėse, tai keliaudamas turėjau dar galimybę, kaip mūsų dėstytojai kinai ir sakė, jeigu jūs pabūsite Pekine, gražiose vietose, kita vieta tai yra Guilinas, tai yra provincija, kur jūs galite pamatyti dieviško grožio, tai yra, čia ir kinai sako, kad yra vanduo, kalnai, vanduo, grožis, dangiškas grožis, iš dangaus nuleistas grožis. Ir sakydavo, jeigu jau vyksit į Kiniją, pasilikit pabaigai, nes jeigu nuvyksit pirmiausia tą, po to labai bus sunku, bus viskas jau tarsi nebelabai gražu, nebelabai įdomu. Tai čia tarsi, kaip sako, vyšnia ant torto viršaus, tai yra Guilinas. Man dar taip kinai sakė, aš tą galėčiau patvirtinti savo. Tai aišku, ganėtinai subjektyvi nuomonė, gal kitiems kažkas kitaip gali pasirodyti. Šitie kalnai, kas gal buvot Vietname, esat Halong Bay, yra jūroje panašių formų kalnai. O čia yra būtent žemyniniai daly ir jie jų apsupti juosim yra upių. Ir tomis upomis, aišku, kinai plukdo įvairiais plaustais, laiveliais, jūs galite pamatyti tą įspūdingą grožį, šitos kalnus apaugusius įvairiais medžiais, krentančiom lianom ir žali, įspūdingų formų. Ir netgi yra kažkur šitų yra kalnai ant 20 juanių kupiūros. Tai jeigu jo kupiūrų dedama vaizdas kažkoks, tai reiškia, kad tai iš tiesų yra kinų pasididžiavimas. Tai va čia būtų Guilinas. Yra šalia Guilino
Laošang ryžių terasos nuvykti, tai irgi su kaimeliais viršuje. Ten yra irgi gyvena žmonės, tiek dirba tuos laukus, augina ryžius. Čia jau paruoštas vanduo, yra sodinimui, būna, kada ryžiai užauga, kada ryžiai nugeltonuoja. Vaizdai keičiasi kiekvienais metų laikais, ten iš tikrųjų įspūdinga yra, bet kuriuo metu, kada benuvyktume. Tai yra pietinė Kinija, aišku, ten žiemos nėra, nebus šalta. Kas mėgsta šaltį, dar kažką, tai jau yra šiaurinė Kinijos dalis, kur žiemą Mongolija, Heilongjiangas, kur Harbinas, kaip minėjau, ten būna žiemą ir -30, -40. Tai yra. Ką ir norėjau pasakyti, kad suprasti, mes Europoje turim Norvegiją šiaurę, kur -40 gali būti, ir turim pietus, kaip Portugalija, Italija, Graikija, kur sniego retai pamatom. Tai jeigu pradedant apie kalnus, tai gamta, tai va čia ir matot, irgi tai yra būtent žvyno. Jie turi žalingus vaivorykštinius kalnus, Danse, tai yra Zhangye parkas, taip pat yra Zhangjiajie nacionalinis parkas, kur kalnai buvo paimti fantastinio turinio filmui filmuoti, Avataras, gal kas matėt, tai būtent skraido įvairios lėkštės ir tuose kalnuose. Kinai turi Everestą, taip pat Tibeto aukštikalnes ir tuo jie didžiuojas. Tai kaip ir mes galim didžiuotis, kad mes turim Alpes, mes turim įvairius kitus kalnus. Kiekvieną kartą primenu, kad mes esame europiečiai, jeigu lyginsime su kinais. Kinijoje irgi, kaip jau irgi ko gero žino, tai yra dvi tos didžiosios upės, tai Jangtze, tai Chang'e ir Huanghe, tai yra geltonoji upė. Tai viena yra 6300 Jangtze ilgis, o kitos yra 5464. Tai iš tiesų ilgos, didelės, plačios upės, kurių mes, ko gero, čia Europoje irgi jau Lietuvoje tikrai neturim ką pasilyginti. Ir įdomus faktas yra, jeigu čia matyti, pavyzdžiui, Jangtze, tai šita upė padalina Kiniją į šiaurinę ir pietinę dalį. Ir ypač šitoj daly čia yra tokia situacija. Kas yra piečiau šitos upės, namuose neturi šildymo sistemos. Tai yra centrinio šildymo. O kas virš yra, visur namai turi centrinį šildymą. Tai buvo toks valdžios sprendimas, kas yra Jangtze upės apačioj, tai jau yra pietus ir jo ten šildymo nebereikia. Ir jeigu matot, Šanchajus būtent papuola po šituo ir žmonės skundžiasi dažnai, kad yra būtent Šanchajus, yra kur neturi šildymo. Ir žiemą ten tikrai būna prie jūros, vėsu ir šalta, ir tada jau tenka šildytis kondicionieriais, kurie šildo, ne tik šaldo, bet ir šildo, su didelėm elektros sąnaudom. Aš kur gyvenau, aš gyvenau šiaurinėje dalyje, tai žiemą būdavo, kaip sakau, kaip pas mus, tekdavo langus atsidaryti, nes šildymas šildydavo visų pajėgumų ir būdavo karšta. Ir kinai juokiasi irgi, kad vieni kinai žiemą trumpom rankovėm langus atsidarė, tai žino, kad tai jau šiaurės Kinijos gyventojai, o drebantis, sėdintis, tai jau pietų Kinijos gyventojai, kurie šąla. Tai va čia būtent toks priminimas, kad upė skiria, Kiniją dalina per pusę. Ir ten yra pastatytos didelės hidroelektrinės, gamina žvėriškus kiekius elektros. Ir taip, apie gamtą, tai kinai turi taip pat ir dykumų, tai garsioji Gobi dykuma, Taklamakan dykuma.
Čia jau kas mėgsta gamtą, tada taip, jau reikėtų čia daugiau centrinė dalis arba vakarų dalis, kur galėtumėt pamatyti vaizdus tokius, kaip dabar matome. Tai apie gamtą, miestus, ežerus, jūras, taip jau visko jie turi ir kalnuose, tarkim, kur ten Tibetas arčiau, Sičuanas, dangus mėlynas, debesis, kur rytinė dalis, kur daug gyventojų, kol kas vis dar dangus aptrauktas smogo, bet su jų valdžios politika nauja, su pasaulio bendruomenių reikalavimus mažinti užterštumą. Kinai labai intensyviai pereidinėja ant elektros automobilių, ant elektros, ant saulės elektros, tai panašu, kad jie gali būti greitai ir pas save ir tuose rajonuose, kur užteršta, pamatys mėlyną dangų. Tai va, tai einant toliau, Kinija ir religijos, tai čia vėl skamba kontroversiškai, tačiau taip, kinai tiki, kinai kai kurie yra religingi ir jeigu matot pasiskirstimą, aišku, aš žiūrėjau tą informaciją, labai skirtingai skirstoma, pavyzdžiui, kinų tradicinė, vadinama senoji, kur yra tikima į daugybę dievų, tai, pavyzdžiui, 56% visuomenės tikinčiųjų, didžioji dalis traktuojama, kad jie tiki senąją. Bet kai kur būna, kad į tą senąją traukiama ir daoizmas, tai o čia mato daoizmo 0,8% tik tai, bet tarkim, ypač pietinėse dalyse, tenai ypač populiaru yra. Tai budizmas, aišku, viena iš didesnių religinių bendruomenių, konfucionizmo, čia kaip minėjote, aišku, tai yra daugiau filosofinė, tai mąstymo ne tai kaip religija, nes tai nėra apie dievus kalba, bet būtent pačią santvarką, pačią žmogaus būtį apibūdinanti filosofija. Tai yra žmonių, kur būtent tuo tikintis. Ir man labiausiai įdomiausia turbūt buvo, nes apie budizmus ir visą kitą čia, kaip jau mes ir turėjom, netgi jūs jau turėjom progą išgirsti paskaitą. Mūsų dėstytojai nemažai domisi ir universitete būna dažnai paskaitos, kurias mes ir šiais metais tikimės vėl turėsim apie budizmą, tiek konfucionizmą, plačiau ir nuodugniau papasakos. Man tai buvo kiek įdomesnis dalykas, tai kinų liaudies religija, kadangi mano kolegos, artimi draugai, kurių tėvai būtent propagavo šitą tradiciją. Tai aš gal daugiau iš savo patirties, tos žmogiškos, ką aš pats pamačiau Kinijoje ir susidūriau, tai buvo būtent susijęs su ta tradicinė religija. Tai čia galite pamatyti, tai yra skulptūros, pavyzdžiui, čia yra dievybės, kur sėkmės, klestėjimo ir ilgaamžiškumo. Tai, pavyzdžiui, šventyklose dažnai gali šitas skulptūras 3 pamatyti, jas gali pamatyti įvairiuose restoranuose ar kažkur. Kinai tiki, kad yra tos dievybės ir jeigu joms pasimelsi, paaukosi smilkalų, jos tau padės. Tai vat šito įdomu, kad vat jie būtent labai tiki. Ir čia gal toks kaip pavyzdys tuo jų tikėjimų laimė įvairiais prietarais. Kai buvo pasaulio paroda Šanchajuje, tai iš Lietuvos buvo nuvežta, kas Vilniuje gyvena, žinot, prie katedros yra šita laimės plytelė, ant kurios atsistojus 3 kartus apsisukė ir tavo norų išsipildymo plytelė, išsipildys tavo norai. Tai šitą plytelę anot kolegų, kurie dirbo paviljone, sakė, turėjo labai didelį pasisekimą tarp kinų. Dar jiems pasakė, kad jūs turite užrašyti savo norus ir tada apsisukti. Tai didelės eilės stovėjo, kad apsisukti, kad tie norai išsipildytų.
Kinai iš tiesų labai tiki likimu ir dažnai būna tas jų suvokimas, nu, taip yra, todėl kad taip turi būti. Ir supranti tada kartais tas ir jų mąstymas, kad jie kažkas atsitiko, kažkas įvyko, jie labai nepergyvena. Kažkas, kas turi vykti, jie irgi labai žiūri atsipalaidavę į tai, nes taip, kaip bus, taip ir bus. Ir, pavyzdžiui, mano kolegos tėvai jam perkant automobilį ėjo tartis pas žynį, kada vat, jam bus tas laikas, kada pirkti automobilį, kad tas automobilis negestų, kad saugiai važiuotų. Ir tas žynys nustatinėja datą, kada, kur, ką ir, aišku, markių tai nesako, bet būtent eina ir tokių patarimų, vat, kad gyvenimiškiams įvairiems atvejams žinoti, ką jiems daryti, ką jiems likimas žada. Būrimai iš rankų, būrimai iš įvairiausių tekstų, tai yra gatvėse gali pamatyti pilną žmonių, kur užsiema būrimu ir tikrai daug žmonių, kurie ateina ir naudojasi tą paslaugą. Čia jeigu matot, taip, kai miršta pas kinus žmogus, tai jie tiki, kad jis nueina į kitą pasaulį, o tam kitam pasaulyje jis toliau gyvena ir jam bus visko reikalinga, kas yra šitam pasaulyje. Tai va, čia galit pamatyti, yra vienas iš pagrindinių, ką kinai daro, tai aukoja popierinius pinigus, nepanašius, bet tai yra pavadinti pinigai, anapusiniam pasauliu. Tai būnant Honkonge teko matyti įvairiausių parduotuvių, būtent toms aukoms, mirusiesiems, tiek dievybėms, tiek mirusiems. Tai, pavyzdžiui, čia matot skalbimo mašina, įvairūs pinigai, įvairūs namai, popieriniai, kurie skirti yra sudeginti, perduoti į anapusinį pasaulį. Ir čia, pavyzdžiui, matot, žmonės vidury gatvės, yra mirusiųjų paminėjimo diena, kada jie degina gatvėse pinigus, aukoja savo protėviams, siunčia savo protėviams būtent tuos pinigus. Arba daug kur būna altorėliai, būtent tom dievybėm laimės, sveikatos, sėkmės prašant, jie aukoja smilkalus. Šičia vaizdas baltai apsirengę, tai yra laidotuvės, tai irgi įspūdingai atrodo. Šalia mano darbovietės buvo laidotuvių biuras. Tai ten aš dažnai tekdavo man pamatyti, kaip išvyksta procesija, tai žmonės visi artimieji apsirengę baltai. Baltas rūbas pas juos tai yra su gedulu ir visi apsirengę, ant kelių pakritę vidury gatvės su raudotais, su baisingu šaukimu, teatrališku netgi šaukimu, ražant rankas ir verkiant, išlydi mirusį laidojimo vietą. Tai su popieriniais vainikais ir jie būtent tokia truputį kitokia, negu mūsuose galėtum pamatyti laidotuvių tradiciją. Ir čia galit pastebėti irgi, kad kur degina, jo, čia altorėliai yra, tai va prie tų altorių, ypač naujųjų metų dieną, labai daug žmonių eina melstis, prašyti sėkmės ir daugiausiai naudojami smilkalai. Mūsų vietoj žvakių jie naudoja smilkalus. Tai va, tai jeigu nuo religijų, tai aišku, religijos dažniausiai siejasi iš... Vaidotai, aš tiesiog, žinokit, žiūriu dar kiek jūs turite daug informacijos. Tai žinokit, aš net neįpusėjau. Jo, ir aš galvoju, kadangi mūsų laikas jau mes paprastai po 1,5 valandos čia skiriam laiko, ar mes galim susitarti su jumis, kad va tą kitą dalį mes susitinkam kitoj paskaitoj, kokį spalio mėnesį? Žinoma, nes čia aš tada turiu apie šventes, apie maistą, apie šeimą, apie kinų laisvalaikį, kinų
Tai va čia būtų tokie, bet čia dar jo, iš tiesų aš truputį nuklydau. Ne, tai viskas labai gerai, nes tikrai labai įdomu klausytis, jūs labai išsamei pasakojat, bet tiesiog, mes irgi, kaip pasakyti, turim tam tikras ribas Tai laike. supratau, tai Jo. mes baigiam tada? Jo, tai gal mes tada šiandien baigiam ir tada kaip tik nuo švenčių mes susiderinsim laiką ir pradėsim tęsinį antrą dalį. Vaikų. Spalio mėnesį kaip tik yra kinų šita valstybės diena, auksinė savaitė vadinama. Tai bus ir kaip tik yra rugsėjo gale arba spalį būna rudens vidurio festivalis. Tai ką, galėsim suderinti laiką ir tą progą daugiau pakalbėti apie visas kitas kinų tradicijas ir apie šeimą. Jo, aš čia truputį užsikalbėjau bendrai apie pačią Kiniją, o kitą informaciją įdomesnę pasilikim kitam kartui. Jo, dar žiūriu, Regina rašo, kad turi klausimą jums. Tai dar klauskit, Regina, jungkitės mikrofoną ir... Jo, klauskit, viskas, jokių problemų. Taip. O garsą, aš matau, kad jūs sakot, bet nematau, negirdžiu nieko. Ačiū labai už įdomią paskaitą, kadangi man teko būti Pekine bent 3 savaitės ir vaikščioti ir po Kino sieną ir matyti šalia to, ką jūs rodyt, nežmoniškos prabangos, tokį skurdą, kurį net Lietuvai turbūt sunku įsivaizduoti, kai gatvėse gyvena šeima, tiesiog ant šaligatvio ir tokių masė. Bet mano klausimas labai paprastas, nes aš taip savo ir neįsiaiškinau. Patys kiniečiai savo sostinę vadina Beidžingu. Iš kur pas mus atsirado tas Pekinas ir kodėl mes visi čia dabar jį Pekinu vadinam. Ir todėl, kai reikia įsiaiškinti, nesuprasi, ar apie Beidžingą kalbam, ar apie kažką kitą. Jo, Beijing, Britai, Anglai, irgi Beijing, Peking. Yra perėjimas būtent fonetiškai, garsiškai nuo Beijing. Britai Beijing pasakė, o prancūzai, čia daugiau yra iš prancūzų kalbos atėjo Pekinas. Ir rusai beje irgi Pekinas ir šitas atėjo iki mūsų. Man atrodo, kad iš rusų pas mus atėjo Pekinas ir mes niekaip į Beidžingą, nes patys Beidžingą vadina. Kadangi rusai... Ir lėktuvas skrenda į Beidžingą, o ne į Pekiną. Tai Beijing, tai yra Beijing, angliškai Beijing. O mes vadinam Pekinas ir čia jo daugiau yra palikimas greičiausiai nuo rusų laikų, nes dar istoriškais laikais, kada užsieniečiai pradėjo eiti į Kiniją ir iš Lietuvos buvo kas keliavo tenai, tai būtent dar carinės Rusijos laikais. Ir tas turėjo įtaką, kad pas mus atsirado Pekinas. Ir vienu sakiniu, kaip baigėsi šitą jo vienu vaikų politiką? Tai aš šitą esu paruošęs. Gerai, tada neįsivaizduoju. Turiu labai daug įdomios, šiaip man labai irgi buvo. Jo, nes ta vieno vaiko politika čia yra tikrai visapusiška. Ačiū Jums labai. Dėkui. Lauksim kitam. Jo, tai lieka, kaip tik lieka intriga. Ir aš negalvoju, kad aš taip užtruksiu su ta pradžia. Aš galvoju, jau spėsiu, skaičiavosiu, bet žiūriu, kad aš nespėjau, nes aš dar neturėjau galimybės tokios paskaitos, tai man čia toks gavosi treniruočių poligonas. Oi, Vaido, tai kaip gerai, kad mes šį kartą esam jums tas poligonas ir mes tikrai labai lauksim tęsinio. Tai kągi, tai tada dėkoju labai jums ir stabdau tada visus įrašus